Sveiki žiūrovai, šiandien lankiausi Drift Matsuri renginyje, tai mano video bus apie driftą. Kas mane sekate dėl audio aparatūros projektų, tai šiek tiek noriu pailsėti nuo audio aparatūros, bet kitą savaitę jau sugrįšime su projektais ir su visais įdomiaisiais video. O šiandien kalbėsime apie driftą, pakėliau droną, pafilmavau, pafotografavau, tai tikrai bus geras laikas iš mano kiek kitokio amplua. Tikiuosi patiks, nepamirškit prenumeruoti kanalą, paspausti like, parašyti komentarą, na o dabar važiuojame. Man asmeniškai šita drift trasa prie Kuršėnų yra pati smagiausia drifto trasa. Smagiausia tiek ir žiūrėti drifto varžybą šioje trasoje, kadangi yra labai gerai juntamas ryšys su vairuotojais, galima iš arti apžiūrėti automobilius, apeiti visais rakursais, kampais. Tai žmonės ir žiūrovai stebėdami driftą šioje trasoje gali pasijusti, kad yra patys drifto dalyviai. Tai būtent to trūko praeitą savaitę, kur filmavau drift renginį prie Šiaulių arenos, didįjį drift sezono atidarymą. Tai ten tokia buvo juntama atskirtis automobiliai, pilotai atskiroj teritorijai, nei prieiti, nei pažiūrėti. Buvo vėjuota, su dronu pafilmuoti nėjo. Tai šis driftas prie Kuršėnų man asmeniškai tikrai paliko daug įdomesnius ir gilesnius įspūdžius negu praeitos savaitės drifto sezono atidarymas. Nežinau kodėl, gal šita trasa man labiau patinka dėl to, kad yra arčiau mano namų, gal dėl to, kad esu labai daug čia visokių renginių stebėjęs, tokių kaip supermoto varžybos, kartingų varžybos ir visi kiti renginiai. Ir aišku, įspūdingiausias drift renginys, tai kai vyksta pro etapai, tai tikrai ši trasa yra saldainis. Aš visą laiką, kai vyksta drifto varžybos, stengiuosi dalyvauti, atvykti, stebėti, nesvarbu ar Matsuris, ar pro etapas, ar semi-pro, ar street lyga. Visą laiką yra labai smagu stebėti šioje trasoje renginį. Tai parašykite būtent savo komentarą, kas buvote praeitą savaitę didžiajame drift sezono atidaryme, kaip jums patiko renginys. Ar šis renginys jums geresnis, ar praeitas renginys, tikrai labai lauksiu jūsų nuomonės. Apžiūrėkim kovinių Subaru iš arčiau. Kas po kapotu? Rubrika kas po kapotu. Vyksta remontas, kažkas atsitiko, nepavyko užfiksuoti. Spoiler alert. Turėtų gerai spaust prie žemės. Tikrai, kas mane sekate, pastebėjote, kad pakeičiau drift video formatą. Seniau eidavau, filmuodavau, kalbėdavau daugiau pačiame renginyje. Dabar irgi bus tokių intarpų, aišku. Bet pamąsčiau, kad reikia kažką, kad sklandžiau eitųsi pakalbėti, geriau žiūrėtųsi, viskas būtų flow. Tai nusprendžiau daryti filmuojant, montuojant video, tada pakalbėti. Kadangi, kai viskas vyksta veiksmo centre, triukšmas, automobiliai, šalutinis visoksai blaškymasis ir su žmonėm kitais nori pabendrauti, neina taip sklandžiai nufilmuoti, o dabar niekas netrukdo, užsidariau savo dirbtuvėlėse ir galiu kalbėti apie driftą ir dalinti savo mintim, pastebėjimais. Ir pats video daug sklandesnis ir manau maloniau jums patiems žiūrėti
tokio tipo video. Parašykit komentarą būtinai, ar jums labiau patiko tokio tipo video mano apie driftą, ar tokie kaip praeitais metais, kur dariau. Aišku, kai filmuosim pro etapą, gal formatas dar šiek tiek pasikeis. Nueinam, pažiūrėsim į Nissanų kampelį. Nepasakysiu nieko naujo, bet Drift Matsūrijoje ir vėl dominavo BMW markės automobiliai. O kodėl taip yra? Todėl, kad tarp Lietuvos jaunimo BMW yra labai populiarus automobilis, populiari markė, yra krūvos modifikacijų, drift modifikacijų, daug atsarginių dalių, dėvėtų, naujų, yra su kuo pasikonsultuoti, norint pradėti važiuoti. Tai manau, vienas iš pigiausių pasirinkimų, norint pradėti sportuoti. Aišku, BMW automobilių yra ir labai brangių, yra ir pigių, su kuriais galima dalyvauti. Tai šiose varžybose tikrai buvo labai didelė įvairovė. Buvo ir iš Pro lygos, ir iš Semi Pro, ir iš Street lygos, įvairiausių galių. Tai tikrai buvo smagu pažiūrėti, pastebėti tokį renginį. Kaip visada, daug labai gerų emocijų užplūdo. Lauksime kitų Drift Matsūri. Na, aš asmeniškai labiausiai laukiu pro etapų, nes pro etapai garantuoja geras emocijas. Tai toks trumpas šiandien mano video, dabar bus keletas kadrų iš drono, pasižiūrėkit, pasidžiaukit, parašykit komentarą, paspauskit like, susitiksime kitose video. Iki.